Sveiki, labas vakaras, labas rytas, laba diena Lietuva. Pirmas podcastas po 4 metų ir galvojau, nuo ko pradėti, man reikia kokios tokios temos, tokios, kad kabintų ir dangus mane padovanojo. Tai šiandien mes kalbėsim apie dopingą ir antidopingą, agentūras, sportininkus, problemas, lūkesčius, o gal laimėtus medalius. Turiu 2 nuostabės viešnės ir paprašysiu po trumpą sakinį kiekvienos prisistatyti, trumpai apie save. Pradėkime. Esu Rūta, Lietuvos antidopingo agentūros vadovė šiuo metu. Šiuo metu. Ir? Esu Vaida Žusinaitė, tai olimpietė, maratonininkė, šiuo metu dar ir sportuoju ir dirbu samdomą darbą ir treniruoju žmonės, tai daug veiklų, sunku apibūdinti vienu sakiniu. Užbėgu įvykiams už akių, šis pokalbis labiau, taip jis yra filmuojamas, įrašomas, bet mes pabandysime atsipalaiduoti, pasimiršti ir pasikalbėti draugiškai, informatyviai, pasidalinsim savo įžvalgomis, pasikeičiau jūs, tam, kad išgirščiau skirtingas nuomonės, tam, kad įkalčiau jums savo nuomonę, kad jūs paskui ją pakeistumėt ir kalbėtumėt pagal tai, kaip aš noriu. Ir iš kartos klausimas, kas yra dopingas? Nes man žodis yra dopingas, aš turiu 2 paveikslėlius. Pirmas, man yra baimė, nes tai nusikaltimas, tai kažkas labai blogo, nors nežinau kodėl. Antras dalykas, žinot filmuką Popajus? Jis paima skardinę, paspaudžia, įkalė špinatų, jis padidėjo, arba kaip Sajanas, irgi plaukai pasidarė balti ir wow. Ar tai yra tai? Nebūtinai. Aš iš tikrųjų norėčiau perduoti klausimą. Jūsų nuomonė, kas yra dopingas? Kai jūs sportuojantis asmenis, išgirstate frazę dopingas, kas jums pirmiausia, suprantu, Papajus, Asanas, bet kas jums iškyla prieš akis? Man tai prieš akis taip pat iškyla kažkoks raumeningas žmogus, ten raumenys, gyslos ant raumenų iššokia, asocijuosi su jėga kažkokia. Tai būtent labiau su draudžiamų medžiagų vartojimu. Taip, daugiau su draudžiamų, kurios pagerina, nežinau, ir atsigavimą, jėgą, prisideda prie rezultato geresnio. O Daliau, tavo nuomonė? Aš taip džiaugiuosi, kad aš buvau pasiruošęs tiek daug klausimų, čia mane klausinėja, tobula. Aš gal kitaip galvoju. Pirmas dalykas, kai sportavome, mes su Vaidu sportuojam jau nuo atmenamų laikų ir tais laikais aš galvoju labai paprastai. Aš paimu kažką, suvalgau, susileidžiu, suostau, bala žino, ką dar padarau ir aš iš karto mega ekstra stipresnis, greitesnis, ištvermingesnis. Tai yra tokia medžiaga, ne kofeinas, ne alkoholis, ne dar kažkas, o tas, kuris taip, iš karto aš esu čempionas. Įkaliau, bam, man dopingas buvo taip. Tai irgi būtent draudžiamų medžiagų vartojimas. Aš nesakyčiau, man tas žodis draudžiamas, jis niekada manie nebuvo. Turbūt Vaida, neprisiminkim, kai mums buvo 14-16, tas dopingas mums kaip nesocializavosi tikriausiai su žodžiu draudžiama. Tiesiog jis buvo kažkaip tuo metu. Kažką, kas skatina, ne? Taip, o dabar mes ir girdim, draudžiama. O kai draudžia? Tai aš jūs šiek tiek nustebinsiu. Dopingas pagal pasaulinės antidopingo agentūros kodeksą tai yra vienos arba kelių, tai 11 taisyklių pažeidimas. Tai iš tikrųjų yra 11 taisyklių, kurias pažeidus galima sakyti, kad tai yra įvykusi antidopingo taisyklių pažeidimas. Tai yra nuo draudžiamų medžiagų vartojimo, nuo praleidus 3 testus per 12 mėnesių, už bandymą vartoti draudžiamas medžiagas, už paskirimą draudžiamų medžiagų. Tarkim, treneris paskyrė sportininkui, ar ne, kaip pavyzdys, už turėjimą draudžiamų medžiagų, už pardavinėjimą draudžiamų medžiagų. Tai yra 11 taisyklių, tai yra tikrai nemažai. Bet būtent kai mes kalbam apie dopingą, visi galvoja, kažką suvartoja, ko negalima. Tai ne visą laiką yra teisybė. Kartais už tai, kad atsisakė duoti mėginį, tai irgi yra antidopingo taisyklės pažeidimas. Dar prisimenu iš senesnių laikų ir šiaip, kas žmonėms šiaip galbūt neprofesionalam labiau asocijuojasi su dopingu, kaip ir Dalius kalbėjo, kad kažkokia stebuklinga tabletė, kur tu sunaudoji ir tu pasidarai arba ten greitas, arba ten šoklus. Ir
kartais galvoja žmonės, kad tos vienos tabletės pakanka, nereikia darbo, nieko, tu tiesiog ją panaudoji, ten kažkiek pasportuoji ir tu jau esi ten nugalėtojas. Žinokit, turiu nuvilti, be jūsų genetikos, be jūsų dėtų pastangų, pats dopingas kažko tai tikrai nepagerins. Čia reikia pačiam įdėti darbą. Okay. Aš tokį noriu įgrįžti į senovės Romą, į Egipto laikus ir panašiai. Kodėl tai atsirado? Kodėl laisvas žmogus negali naudoti dopingo? Negerai, ne dopingo, kažko. Vandenį gerti, kavą gerti, kažkokius vaistus naudoti. Kodėl negalima? Viskas yra galima. Čia kaip juokauja mano kolegas toksikologai, kurie sako, visi grybai yra valgomi, tik kai kurie iš jų vieną kartą. Tai draudžiamos medžiagos, aš labiau man įprasta vadinti draudžiamomis medžiagomis. Draudžiamos medžiagos yra draudžiamas todėl, kad gali pakenkti žmogui. Pavyzdžiui, yra daromi kažkokie klinikiniai tyrimai su tam tikrais vaistais ir rastas kaip ir pašalinis poveikis, kad čia žiūrėkit, pavartojus, galbūt greičiau bus išdegintas riebalinis audinys ir tu daugiau turėsi liesos raumeninės masės. Ir vėliau, jau daug vėliau, atlikinėjant tos tyrimus su peliukais arba jau su žmonėm, yra randama, kad, palaukit, ta medžiaga gali sukelti vėžį. Tai ar mes galim leisti žmonėms naudoti tai, kas gali vėliau jiems pakenkti? Tai ne. Tai yra tokia riba, arba, tarkim, tie patys anaboliniai steroidai. Jeigu ilgą laiką jos vartojantis vyras, jisai tiesiog nuslopina savo sistemą, savo hormoninę sistemą. Ir tada vėl jisai pakenkia pats savo. Tai čia tokia yra kaip ir apsauga. Ne tik, kad mes draudžiam, nes mes pavydim, bet tiesiog mes draudžiam, nes norime apsaugoti. Ar aš galiu daryti prielaidą, kad visi draudžiami preparatai vartojant, nesvarbu kokį, gerai, ilgalaikį gal periodą arba trumpalaikį, aš kaip perdedu, aišku, žmogui pakenks. Ar tai yra lygybė? Jie gali pakenkti, nes vėlgi nėra 100%, vis tiek visą laiką reikia žiūrėti ir žmogaus genetiką, ir į kitus aplinkinius veiksnius, bet jie gali pagreitinti, gali pakenkti. Taip. Vaida, taip ar ne? Teraflu, dopingas ar ne? Dopingas, tiksliai nežinau, iš tikrųjų yra, aš kiek seniau domėjusis, turi tam tikrų sudėtinių medžiagų, ypač man atrodo tas teraflu skirtas nakčiai, kur tarkim palengvina kvėpavimą ar kažką ir jisai turi draustinų medžiagų. Tik tais, aš kadangi labai laikausi taisyklių ir jeigu atdraustina, tai man jau visiškai miręs tas dalykas ir jau jo nėra mano kažkur mintyse. Bet žinau, kad kai kurie yra ten varžybų, nevaržybų metu draustina, nedraustina, tai gal daugiau galima būtų. Galiu išsklaidyti mitą. Taip, teraflu turi pseudofedriną, kas yra stimulantas, jis yra draudžiamas varžybų metu. Tai jeigu tu susergi ne varžybų metu, tu tikrai gali drąsiai gerti, tu neturėsi teigiamo dopingo kontrolės testo. Pirmas dalykas. Antras dalykas, tam, kad jis būtų kaip teigiamas dopingo kontrolės testas, tu turi pasiekti tam tikrą lygį, ten apie 240 mg litre. Tai jeigu tu geri terapiniam dozėm, ne varžybų metu, tai yra labai maža tikimybė, kad tu būsi pagauta. Tai šiek tiek noriu ir mitą išsklaidyti. Tada man paaiškinkit labai užblėsiu. Aš dar iš sportininkų profesionalių pusės norėčiau pasakyti, kad aš labiau iš savo pusės kalbu, bet ir kiek su kitais esu kalbėjusi, tai dauguma tikrai geriau nevartoja visai, nes tiesiog baisu, kad, o jeigu netyčia vis tiek ras, tai ten reputacija kenties, gal būsi suspenduotas ir tada jau geriau ieškai kažkokių tokių būdų, kurie tikrai tu žinai, kad ten nieko neras. Ir nors įdomu, iš tikrųjų buvo paklausyta komentarą, kad ten nevaržybų metu galima ar ten nedidelėm dozėm, bet pavyzdžiui, apie save kalbant, tai aš jokiais būdais net ir niekada ir nenaudosiu, žinodama, kad tos yra. Jau antras klausimas gimė, tai pirmas. Teiginys buvo, kad galima dėti lygybę, kad kenkia sveikatai. Aš nebesportuoju profesionaliai, man varžybos nebėra įdomu, man varžybos yra pramoga, aš sportuoju kasdieną, beveik kasdieną. Aš susirgu, aš imu Black Currant skonio tą preparatą. Tai jis man kenkia? Šiuo atveju ne.
O kodėl tada kenkia sportininkui, kuris susirgo, o ir to jam varžybos, ir jam jo kraujyje gali rasti tą medžiagą? Pirmas dalykas, ne kraujo, šlapime. O čia aš matosi, kad nebuvau testuojamas. Jo, čia gaila nebegalime ištaisyti iš tos klaidos. Ne, tuo metu yra daroma prielaida, galbūt aš pradėsiu šiek tiek iš toliau. Gerai? Tam, kad medžiaga būtų uždrausta, tai yra, turi atitikti tam tikrus kriterijus. Tai pažeidžia olimpinę dvasią, gali pakenkti sportininkui, gali pagerinti arba pagerina sportininko pasirodymą ir turi maskuojamųjų savybių. Na, kalbant apie olimpinę dvasią, tai kiekvienas sukčiavimo atvejis tai automatiškai yra pažeidžiamas. Ir vėliau yra žiūrima ir yra galvojama, ar tai gali pagerinti sportininko pasirodymą ar ne. Jeigu, kaip pavyzdys, jeigu tavo sporto šaka yra kažkur to, kur reikia staigumo, tai pseudofedrinas arba kitas stimuliantas, jis tau gali steigti pranašumo prieš priešininkus, prieš tavo varžovus. Jeigu tu sergi, tai aš apskritai nesiūlyčiau startuoti jokiose varžybose, nes tu gali savo bacilomis pasidalinti ir su kitais, plus papildomai apkrauni savo širdį. Ir pseudofedrinas, jisai varžybos, adrenalinas, pseudofedrinas, tai tu gali šiek tiek labiau nualinti savo tą visą sistemą organizmą. Tai vėlgi tiesiogiai taip, kad, žinai, paims tam, nepakenks, bet ilgalaikėje perspektyvai savybės tikrai nepasigerins sveikatos. Bet aš labai pritariu Vaidai. Geriau yra vengti. Tada klausimas vėl. Prie manęs sėdi pro. Matėm ir olimpiadoje, matėm daugybę pergalių įvairių rekordų. Žmogus nežino. Tai yra Vaidos problema? Tai yra Lietuvos problema? Ar tai yra jūsų problema? Iš tikrųjų, gal ten kažkasgi turi būti kaltas, arba kieno kaltė, sakykime. Ne, iš tikrųjų, kažkokią informaciją žinojau varžybų, nevaržybų metu, kad ten kažką galima, kažką negalima, bet sakau, kadangi aš esu tokia, kad jeigu kažkada jinai yra draudžiama, tai aš geriau nesidomėsiu, kada, nekada, žinau, jinai draudžiama ir aš jos nenaudosiu. Tai tos informacijos tikrai yra ir kas draustina varžybų, nevaržybų metu, tai tiesiog čia mano tos asmeninės savybės lemia, kad jeigu bent vienas kažkoks šauktukas yra, kad jinai kažkada jos negalima, tiesiog aš nenaudoju, bet čia ne į tai, kad informacijos trūkumas, jos tikrai yra informacijos. Pirmas dalykas, nelabai smagu ieškoti kaltų. Bet reikia. Reikia, žinoma. Čia Lietuva mes jau laiką pradžiai, žinai, visus prikalam. Tai negalima sakyti vienareikšmiškai. Anksčiau, vėlgi, aišku, mes irgi turime duoti informacijas, mes turime bendradarbiauti tiek su federacijomis, tiek su sportininkais. Ir šitoje vietoje mes susidurėme, tarkim, su kai kuriom federacijom, kurios nėra pačios suinteresuotos. Aišku, kaip gerai pavyzdį, aš labai norėčiau paminėti Kiokušino federaciją. Jie kiekvienais metais organizuoja stovyklas, jie kiekvienais metais pas savo vaikus ir paauglius, ir suaugusius kviečia antidopingą dėl mokymų. Ir jiems nėra nesvarbu, ar tai taps sportininkais, ar tai netaps, bet esmė ta, kad visi žinos, galima, negalima, galų gale kur susirasti informaciją. Ir lygiai taip pat yra ir kita federacija buvo, kuri labai intensyviai organizavo mokymus, mes išsirinkom 3 datas ir nei vienas iš šių sportininkų tiesiog neprisijungė per Zoomą, nepaspaudė atsiųstos nuorodas. Ir va šitoj vietoj abi federacijos trokšta to paties. Ar ne, galbūt ten vieni žmonės, tarkim, labiau sportininkai irgi yra suinteresuoti išgirsti, galų gale gauti tą pažymėjimą, tarpu kitiems tai yra neįdomu. Manęs tai neliečia, man taip nebus, koks aš čia pro. Tas toks ir yra dalykas. Vaida, kaip tu manai, aš negi tokie klausimus užsirašęs, kaip sporto bendruomenė ir visuomenė gali prisidėti prie skatinimo domėtis? Ir kaip tu manai, ar prisideda? Ir šito, kiek apie tai mes žinome? Aš manau, daugiausiai prisidedama tada, kai jau įvyksta kažkas, kai tie atvejai būna paviešinami, tada, žinoma, klausima komentarų ten ar federacijos, ar trenerių, ar pačių sportininkų, antidopingo agentūros, lyg tais ieškoma kaltų, kodėl čia taip nutiko, tai tada tas toksai sujudimas vyksta ir tada prasideda skleidimas informacijos. Tai o ką galėtų padaryti, tai kaip Rūta ir minėjo, tai turėtų ten pati sporto bendruomenė būti suinteresuota,
kviestis antidopingo specialistus į federacijas, į mokyklas, į sporto mokyklas, į kažkokius sporto klubus ir tiesiog daugiau apie tai kalbėti ir ugdyti ir moralę nuo mažų dienų sportininkam ir suaugusiems žmonėms. Ta moralė, kas įvyksta, kad tu kenki ne tik savo, kad tu kenki visuomeniai, tu kenki kitiems sportininkam, elgdamasis ne pagal taisyklės. Ir štai tada mes turime dvi tokias kaip potėmes, kurias aš labiausiai noriu aptarti ir labai gerai aš pagavau žodį kenki. Ir aš iš karto, kuo kenki, kam kenki, kodėl, kur tai yra problema? Tai aš gal taip atskirčiau į kenkimą savo ir į kenkimą kitiems. Tai savo mes jau aptarėm sveikata, aišku, naudodamas, jeigu tave pagaus, tai ir tavo reputacija kentės nuo to, tu gali prarasti daug galbūt turimų kontraktų ar būsimų. Tu jau turėsi visam gyvenimui dėmę, kad tu nesąžiningų būdų bandėjai kažką pasiekti. Ir kita pusė, tai tavo aplinka, tai treneriai, tavo ten konkurentai, treniruočių draugai, netgi ir šeima nukentės, nes automatiškai visi sakys, čia šito ten dukra ar ten sūnus naudojo kažką. Ir gal taip labiau net išskirčiau, tarkim, konkurentus, kaip jie nukenčia ir jie gali net taip tolimoj perspektyvoje nukentėti. Ir aš visą laiką prisimenu mūsų Lietuvoje tokį atvejį, man net dabar jau graudu darosi, kai 2016 metais Austra buvo 4 ir medalio nebuvo ir tik tais po 6 metų tas medalis atkeliavo į Lietuvą ir ten visi verkė, kai ją apdovanojo ir trūko pagrindinio irgi žmogaus, trūko trenerio amžinatilsį Stanislavaičio, nes jisai negalėjo pasidžiaugti tą pergalę ir jeigu sugrąžintum laiką atgal ir tas sportininkas nebūtų diskvalifikuotas, ten ar jis būtų nedalyvavęs, Austra jį būtų aplenkus, tai jinai tuo metu galėjo džiaugtis tą pergalę, bėgti su vėliava, su treneriu džiaugtis ir kiek daug nukentėjo, tarkim, šiuo atveju žmogus. Nekalbant ten, tarkim, ir apie kažkokį finansavimą, apie motivaciją to pačio sportininko, kaip jisai būtų gavęs medalį, kibęs dar labiau į darbus, tai man net šiurpas eina, ant kiek tu gali pakenkti kitiems žmonėms, naudodamas kažką draustino ir nesąžiningų būdų siekdamas pergalių. O negalim tuomet paimti ir viską leisti? Nebus lygios sąlygos? Jeigu jau kažkas nori ten savo kepenims pakenkti, ar ten, sakykime, kad inkstas iškris bėgant, šuoliuojant ar metant, čia jo bėdos. Jo, bet tada, tada pažiūrėčiau iš kitos pusės. Tas žmogus yra tarp mūsų. Ne? Mes esame mokesčių mokėtojai. Visi mes, kurie sumokame savo tas visas įmokas už sveikatą ir visą kitą, tai yra bendras biudžetas. Tai jeigu tas žmogus, galbūt jisai gauna stipendiją iš valstybės, ne? Jisai naudoja viską ir jo sveikata sugriūna. Tai man klausimas yra toksai, kodėl, tarkim, aišku, ne iš mano asmeninių pinigų, bet kodėl iš mano sumokėtų mokesčių tas asmuo gali gauti gydymą, kuris galbūt yra vertesnis žmogui, kuris nukentėjo, tarkim, nelaimėje, ar ne? Tai ir šitoje vietoje tada mes kaip visuomenė nukenčiam, nes mes esame apvagiami 2 kartus. Pirma, kada yra pavagiami mūsų pinigai, aš taip labai hiperbolizuotai sakau, kada yra pavagiami mūsų pinigai, kada yra naudojamas draudžiamas medžiagos. Ir antrą kartą mes esame apvagiami, kada mes turime sumokėti tas pačias gydymo išlaidas už tą žmogų, kurio sveikata sugriūna. Tai šitoje vietoje irgi toksai finansinis klausimas kyla. Kodėl? Kodėl turi atsirasti visuomenėje gudručių, kad ir tegul viską leidžiam vartoti, ne? Bet tegul tada jie pasirašo, aišku, tai būtų labai kvaila, bet tegul pasirašo, kad aš atsisakau gydymo. Nes mes čia kažkada esame diskutavę ir maždaug tai čia kažkokius mokesčius, ir mes realiai buvom paskaičiavę, kiek gali kainuoti gydymas. Tai yra milžiniški pinigai. Ir tave, tarkim, pagydus, tu dar lieki skolingas valstybei, jeigu tu pats mokėtum savo pinigais. Tai šitoje vietoje man dar toksai dalykas kyla, kaip visuomenės asmenį,
Ne kaip ten agentūros, ten darbuotojo atstovai, ne, bet grinai, kodėl? Tai va šitas dalykas, tai jeigu mes leidžiam viską, tai tada ką daryti su tai žmonėmis? Na, pavyzdžiui, kaip yra, jau kalbėjom, kažkada, kai vedu mokymus, yra tokia, buvo Heidi Krieger, Rytų Vokietijos rutulio stumikė. Jai buvo duodamos draudžiamos medžiagos, jos brendimo metu ir jai subrendusi, jinai nesuprato, kas jinai yra, ar jinai yra vyras ar jinai moteris. Ir šiuo metu asmuo yra pasikeitęs lytį, tai yra vyras. Ar ne? Tai vat, galima sakyti, kad valstybė, ne valstybė, sakyti, kažkoks aparatas veiklos, nežinau, čia visi reiškus, atsakingas aparatas, nusprendė, kad reikia paaukoti žmogaus sveikatą dėl to, kad būtų medalis kažkada kažkur. Nes tai yra šlovė. Taip. Tai dopingas yra lygų šlovė? Na, aš to nesutikčiau. Aš tikrai manau, kad mes turime savo sportininkų, kurie yra talentingi ir kurie yra savo juodų darbų pasiekę rezultatus. Aš tikrai lygybę ženklą tarp dopingo, šlovės, ar tai dopingo ir prizinės vietas, aš nedrįščiau dėti. Aš net, man mintis kilo pergalė šlovė, bet aš net nesakyčiau tą pergalė šlovė. Aš kažkaip gal pati savo to sportininko karjeros eigoje supratau, kad ne kiekvienas gali būti olimpinis čempionas, ar Europos, ar ten pasaulio, ir ne kiekvienas gali tą top lygį pasiekti, bet labai svarbu tas kelias, sportininko, kuriuo tu eini, per jį daug išmoksti viską, tu užaugi kaip asmenybė su vertybėmis ir kaip tu reprezentuoji savo šalį, ten ar tarptautiniu mastu, ar netarptautiniu mastu ir kokį tu pavyzdį rodai, tai kartais tu gali nebūti net ten 20-uke pasaulyje, bet tu daug stipresnę žinutę siūsti apie sportą, ten apie sporto naudą, apie žmogaus tikslus, apie galimybės, apie ten daugą. Tai kartais visas tas burbulas, nežinau kaip pavadinti, va čia gal ir yra ta tikroji šlovė. Taip. Ta garbė, kur tu valstybei vertę gali daug didesnę sukurti, būdamas, sakykime, niekas nieko nepasiekęs sportinio ten rezultato lygmenį, bet tu iš to savo sportavimo sukūręs kažkokią vertę, tu daug daugiau atneši tos ir šlovės ir garbės valstybei, negu kažkoks sportininkas, kuris laimi olimpinį ten medalį ir paskui po 5 metų iš jo atima tą medalį. Ir kaip tada valstybė, ir kaip tada visuomenė jaučiasi. Nu, tu jautiesi iš tikrųjų kaip nukritęs veidu, ne, į purvą. Nu, tu džiaugiaisi ir dabar toks, ir kaip mes už Mizgaitį Mindaugą džiaugiamės, kai gavo už Pekino 2008 metų medalį, kaip už Austą, aš irgi buvau toje pačioje, ten irgi ašaros bėgo. tai taip, mes džiaugiamės už tuos, kaip galima pasakyti, už tuos švarius sportininkus, už tuos, kurie pasiekė savo. Ir kokią mes patys kaip valstybė, kaip žmonės jaučiame gėdą už tuos, negražiai žaidžiančių sportininkų. Ir, jaučiamės apgauti. Taip. Gerai, o dabar aš iš tikrųjų dabar tikrai, aš pats savo skambu, tarsi aš būčiau už kitus dalykus. Bet pasaulis, kad ir kaip banaliai skambėtų, yra labai didelis, taip. Europos čempionatas turbūt yra artimiausias mums pagal žmogaus filosofiją, kaip tokios visuomenės, kaip tokios bendruomenės dalis. Bet mes rungiamės, kovojam ne tik su savimi, bet ir prieš kitas tautas, kitas šalis, kitus kontingentus, kitus Afriką, Aziją, Pietų, Šiaurės Ameriką. Ten vertybės kitos. Ten žmogui vertybė yra užsidirbti pinigų ir išeiti iš skurdo. Ir va čia mes jam negalim sakyti būk švarus, ką čia galim ir būtų taip reikia, bet sakykime, ten pamatas, dėl ko žmogus kažką daro nelegaliai, nes tai yra kitas ir lengvesnis, ne tai, kad ir lengvesnis kelias, ir tai yra vienintelė galimybė jam prasimušti. Ką tada daryti? Nes va čia tai jau prasideda vertybinis klausimas, ne tik teisinis, kas yra formuojasi, bet vertybinis, filosofinis, politinis, kas yra labai aktualu, religinis net. Ką tada daryti? Kodėl mes turime kažkokias primesti vienas taisyklės arba vertybės? Kas yra vertybė? Aplinka, kurioje užaugau ir ką aš matau, kas mane sukūrė. Jie užaugo kitaip. Man tai ir iš anksčiau toks komentaras galvoje sukosi, kad mes esam visuomenė, tarkim.
nebūtinai lietuviai, visuomenė, bendruomenė, sporto, tarkim, ir mes kaip žinom, kad ta visuomenė, kažkokia žmonių grupė, kad jinai funkcionuotų, vis tiek turi palaikyti tam tikras taisyklių aparatas ir va tos taisyklės antidopingo ir yra sukurtos tam, kad išlaikyti tą, kad nebūtų kažkokių sukčiavimų, neleistinų būdų. Tai yra tos taisyklės, jos visiems yra vienodos. Ir čia jau kiti nekalti, kad kažkur ten, nežinau, Azijoje, Afrikoje ar Amerikoje, ten ar moralė žemesnė ar kažkas, mes kaip visi sportininkai, yra olimpizmo vertybės Chartija, ir taip toliau, ir chartija, tai yra tas pagrindas, kurio mes turim laikytis ir aš manau, kad turime to laikytis, o jeigu kažko nesutampa moralinės nuostatos su tom visom vertybėm, taisyklėm ir taip toliau, tai čia yra jo problema, bet nuo to neturi nukentėti kiti sportininkai, nes visi nori rezultato, nori ir nežinau, galų gale uždirbti ar kažką pasiekti. Ir iš karto tada klausimas, aš įsivaizduoju, kad net mes turbūt neturime šiuo metu gal kažkokios bendrinės statistikos, bet kaip mes, kaip šalis, Lietuva, šiuo klausimu atrodome Europos lygmenyje ir pasaulio. Ar galima kažkaip tam tikrais skaičiais, procentais, pamastymų įsivertinti? Gerai, aš tik šiek tiek noriu paantrinti Vaidai, kada vertybės ir moralė sušlubuoja, tada prasideda teisiniai dalykai, nes antidopingo taisyklės tai yra sporto taisyklės, tai yra dalis sporto taisyklių. Tai jeigu tavo tikslas yra vartoti kažką tai nelegalaus tam, kad tu ištrūktum iš skurdo, tai tuomet įsijungia teisinis aparatas, bet jeigu mes tave pagausim, tu krisi atgal ir dar nusitempstamas dar kelis žmonės kartu. Tai čia toksai labai noriu paantrinti Vaidai. O dabar kalbant statistiškai, tai pačių naujausių duomenų neturime, nes dar nėra viskas suvesta į bendras sistemas. Žiūrint, tarkim, 2017 metais, jeigu aš neklystu, tai mes atrodėm lyderiai Europoje dėl draudžiamų medžiagų vartojimo. Antraštės mirgėjo. Taip, antraštės mirgėjo, tai yra faktas. Pastaruoju metu mes irgi turime tų bylų. Vėlgi, kaip sakyti, sportininkų didesnis finansavimas, daugiau sportininkai yra testuojami ir daugiau būna tų, kaip mes sakome, netyčinio pavartojimo atveju, kada galbūt sportininkas vartoja, nes jam reikia dėl gydymo. Čia ne visos bylos yra išviešinamos iš mūsų, ypač jeigu tai yra išsprendę sportininko naudai, bet tikrai mes Lietuvoje esame turėję ne vieną ir ne du atvejus, kada sportininkui buvo taikomas gydymas, jis ten viską turi nuo tyrimų, bet gavosi tas teigiamas. Ir mes galime išduoti leidimą vartoti gydymą. Tai sportininkas irgi turi tokią teisę, kad jis gali gauti leidimą vartoti gydymui draudžiamas medžiagas, jeigu jam tikrai to reikalauja sveikatos būklė. Tai ir tokių mes esam dalykų turim. Tai šiuo metu, tai vėlgi, kaip aš jau norėjau pasikartosiu, būna tie netyčiniai, kada jie nežinojo, būna tie netyčiniai, kurie pavartoja užterštus papildus, kaip mes turėjom mūsų ultratriatlonininkę Liną Rancevą, kaip kitą patį Kiokušino, vardas užkrito, Kiokušino kovotoja, ar ne? Žmonės sąžiningi, tikrai žmonės ten nenorėjo, kaip sakyti, nei kažkam pakenkti, nei prieš kažką labiau turėti kažkokį pranašumą, tiesiog užterštas papildas, kas irgi yra visuomenė dar viena problema, tai yra marketingas, reklama, vartokite vardan vartojimo. Ir yra ta dalis, kurie vartoja tyčia. Tai ta dalis, kurie vartoja tyčia, tai tu su jais gali bet kaip dirbti, vis tiek jie tai darys. Yra dabar, kad suprastume situaciją, yra preparatas, kurį galiu nusipirkti ir kuris turėtų būti švarus. Aš jį suvartoju, pavartoju, mane pagauna. Teigiamas, vyksta tyrimas, paaiškėja, kad tas preparatas nebuvo švarus, bet žmogus jį vartojo. Jį išteisins, sušvelnins kokią situaciją? Vėlgi, bus atsižvelgta į labai daug aplinkybių, bet tiesiog yra tokia nuostata, kad sportininko yra griežta atsakomybė už viską, kas patenka jo kūną. Tai
visiškai išteisinimo tikrai nebus, o to sankcijos laikas jau priklausys nuo daug visokiausių aplinkybių, kitų papildomų. Čia turbūt galioja tas, turbūt toksai labai banalus pasakymas, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Jau tu suklydai ir viskas. O kas būtų, jeigu yra prekinis ženklas, ant kurio pakuotės parašyta, kad jis yra sertifikuotas ir žmogus jį vartojo ir, sakykime, kažkokiu būdu paaiškėjo. Ar tas atvejis galėtų būti žvaigždutė, kad, sakykime, tada jau, atsiprašau, bet jau ant pakuotės buvo parašyta, kad švaru? Taip, dabar žiūrėkim tokį dalyką. Pasaulinė antidopingo agentūra jokių maisto papildų nesertifikuoja. Mūsų visiškai tai nepatenka į mūsų, kaip pasakyti, funkcijas arba veiklas. Yra privačios kompanijos, kurios sertifikuoja tam tikrus maisto papildus. Tai yra, dalis yra Jungtinių Amerikos valstijų, dalis yra Jungtinės karalystės ir taip ten būna tas Informed Choice, ten tokie ženkliukai. Bet mes kalbėjome su tais pačiais asmenimis, sako, jau atsiranda padirbinių. Tai, kad tu pamatai pakelį, kur uždėta tas ženkliukas, ar ne, bet jisai, tarkim, pigesnis nei prastai, tau jau tai turi sukelti, kaip sakyti, šauktuką. Kodėl? Nes greičiausiai bus padirbinys. Aš turiu dar vieną klausimą jums. Kaip jūs manote, CBD, populiarusis, kas jis yra? O aš tai turiu tokį atsakymą, kad ne šiai laidai turėtų būti skirta. Bet taip pat, CBD, nes jis labai reklamuojamas. Nesu labai įsigilinusi, kas tai yra, buvo siūlymų man reklamuoti, bet aš kažkaip šiek tiek ten perskaičiau ir, atsisakiau, nes, man tiesiog gal per mažai informacijos, kad aš tikrai žinočiau, kad tai yra legalu ir nedraustina ir taip toliau. Tai aš dabar atskleisiu paslaptį, kad Lietuvoje CBD, nesvarbu bet kokią formą, tai yra kosmetika. Reiškia, tu jo į vidų vartoti negali. Jeigu tai yra kosmetika, tai ten galimas yra užterštumas. Europos Sąjungoje užterštumas gali būti iki 0,2 procentų, Jungtinės Amerikos valstijos iki 0,3% gali būti užterštumo. Tai vadinasi, sportininkas, patikėjęs reklamomis, nusiperka dėl savęs, dėl miego, dėl dar kažko, ar ne, tos tokius dalykus, tai yra oficialiai, tai yra kosmetika. Jų negalima pardavinėti kaip maisto papildą. Tiesiog. Ir jis gauna teigiamą testą. Ir va dabar, ir iš to vietoj toksai gaunasi toks, kaip sakau, teisinis kazusas, kad, o kodėl tu kosmetiką vartoji? Šiaip, bet reklama, marketingas, žymūs žmonės, kurie tai reklamuoja, tai labai paperka. Aš tada tokį banalų dar vieną šaunu. Vat klausau ir vis atsiranda kažkokia tezė ir po tezę dar 35 tezės kitos, su klaustukais, papildymais. Ar tai yra man sudėtingas dalykas ir visam pasauliu, visiems sportininkams? Kaip jums atrodo, Vaida, kaip tau atrodo? Ar tai yra sudėtingas dalykas? Ar čia tiesiog kiekvieną dieną reikia eiti antidopingas.lt? Kaip su tuo gyventi? Nes, ta prasme, tai gal aš menkė suvalgysiu, kur prieš porą metų buvo lietuviškas atvejis, kai sakė, kad turguje pirktas maistas, ne, buvo užkrėstas. Aš negaliu, nekomentuosiu nieko, bet žinau, kad buvo toks atvejis. Tai tada paranoja reikia gyventi, Vaida, tu paranoja gyveni. Kad nežinau, ta prasme. Buvę pas mane tų paranojos epizodų, ypač kai papuoliau į olimpiadą, kai maratono metu mes kas 5 km geriam savo gėrimus pasidarytus ir aš kažkaip norėjau, kad tikrai žinot, kad man ten kažkas ko nors neįdės, neįpils, aš labai pasiruošiau tuos buteliukus tokius, kad aš matyčiau, ar jie buvo atsukti, ar nebuvo atsukti. Taip pat labai stengiuosi treniruotę, tarkim, darydama, jeigu turi savo gėrimą, nenumesti, o taip, kad labai akivaizdžiai visą laiką jį kažkur ar į kuprinę įsidedu atsigėrus, kad jisai tiesiog nebūtų ant akių, tai ta tokia atsarga gėdos nedaro ir aišku, kalbant apie maistą, ten gali būti kažkokiais steroidais, nežinau, mėsa užkrėsta ar kažkas, nežinau šito dalyko, bet tiesiog stengiasi kažkaip kokybiškesnį, ekologišką maistą pirkti ir nežinau, dėl tų visų labai negaliu įsigilinti, kaip ten viskas būna, tai kažkiek, aišku, susimastai, bet negyveni visiškai paranojoj, o šiaip stengiasi tikrintis, jeigu ten sergi pasižiūri, ar gali kažką naudoti, tai čia tokia kaip kiekvieno atsakomybė vis tiek žmogaus
žinot, ką vartoja. Ir dėl tų pačių papildų tai vis tiek nėra taip, kad ėmi iš kažkokio puodo nežinomo ir kažką geri, tu vis tiek nusipirki, žinai, kur perki, žinai tas dozes, jei tu domiesi, vis tiek. Tai aš labai noriu atsakyti į Vaidos tą klausimą atsakymą apie tą mėsą. Tai vėlgi, mes gyvename Europos Sąjungoje. Europa turi labai griežtus reikalavimus. Mėsa gali būti užteršta, jeigu tu ją valgai Kinijoje arba Meksikoje, nes ten yra galimybė gydyti gyvulius klambuteroliu, kas yra kaip ir anabolinis steroidas. Taip, ir yra buvę netgi atvejų Meksikoje, kada vyko futbolo varžybos, visa rinktinė buvo teigiama, tai ne, būtent dėl to, aišku, visas rinktinės niekas nediskvalifikavo, ten žiūrėjo, iš kur mėsa pirkti ir panašiai. Gali būti tokių atvejų, bet Europos Sąjungai tokių labai mažai pasitaiko. Visokių yra buvę pasteisinimų iš sportininkų. Vienas sportininkas valgė vištieną, tada buvo vištiena tirta, buvo daromi eksperimentai ir paaiškėjo, kad čia šiek tiek melas buvo, negalima nuo vištienos. Apie prieskonius mes apskritai galim patylėti, prieskonius arbatas, ten, čia yra visiškas, kaip sakyti, tu gali suvalgyti prieskonių, ne? Arba ten, nežinau, arbatos išgerti, arba dar kažko tai. Tai vat su maistu toksai, kaip pasakyti, labai labai slidus dalykas. Tikrai yra įrodyti faktai, kad gali būti kaip jautiena ar negali būti užkrėsta iš tam tikrų šalių, dėl to, kad galima vartoti veterinarijai tam tikrus vaistus. Bet kai prasideda interpretacijos kitokiais maistais, tai čia jau prasideda ir klinikiniai tyrimai, ir klinikiniai eksperimentai. Čia dėl tų visokiausių įrodymų. Tai čia yra pakankamai, kaip sakyt, nusipirkai Lietuvoje augintą vištieną, tai viskas gerai, nebus labai kažkokių didelių tragedijų. Čia dabar šis podcastas bus ir audio versija, ir video. Tai, kas žiūri video, turbūt mato, kad čia šiek tiek ant manęs mirguliuoja geltona spalva. Ir man toks nervinis tikas šiek tiek ima, tai jeigu kairė akis mirksi, žinokit, čia ne šiaip. Ir, žinot, iškart klausimas. Geltona šviesa yra viešojo transporto kontrolė. Aš manau, kad jų misija yra bausti žmonės, kurie važiuoja zuikučiu. Ir kad kaip įmanoma daugiau baudų susirinkti. Ar jūsų misija tokia pati, kad kuo daugiau visko nubausti? Ne. Mūsų tikslas, mūsų agentūros tikslas, vėlgi reikia suprasti, kad mūsų, ne tik mūsų, bet pasaulinės antidopingo agentūros. Jūs esate dalimi. Mes esame dalimi, taip. Ir šiek tiek yra pakitusi filosofija. Jeigu pati pradžia prasidėjo nuo bausti, nes dėl ko? Dėl atsiradusio po Festinos skandalo 99 metais, tai šiuo metu yra orientuojamasi į švietimą. Ir informuotas žmogus gali padaryti savo sprendimą. Tai reiškia, jeigu tu nuo mažumės augintas turi savo vertybę, savo moralę, jeigu tu žinai, moki atsirinkti reikiamus, nereikiamus dalykus, tada tave yra sunkiau apgauti, nes tu valdai informaciją. Tai va šitas yra dalykas kintantis. Tai va tas. Ir aš tikiu, kad jūsų misija kažkada pasieks, kaip ten mano senelis sako, aš nežinau, ar aš to sulauksiu, tai aš irgi taip manau, nežinau, ar aš to sulauksiu, bet aš turiu labai gerą pavyzdį. Darom, renginys, einam tvarkytis. Prieš porą metų jie pakeitė filosofiją, nes nebėra ką tvarkyti, dabar jau jie kalba apie rūšiavimą, suprantate. Tai aš manau, kad ir kaip ir čia, nuo draudimo einame link mokymo ir turbūt ateis tas dalykas, kad jau gal net ir išmokys kitus dalykus. Tai va tos vertybės kažkas ir turi neštą vėliavą vertybių aiškinimo, mokymo, kad tai nebūtų tik apie teleflų dar kažkokį preparatą, o apie tai, kas mes esam. Tai aš tikrai jūs matyčiau prie tų žmonių, kur dalį darbo sako, žiūrėkit, galima taip, taip ir naip. O taip bus dar geriau, o dar tą pamokykim. Ir... Aš dar trumpą komentarą apie antidopingą, kai, irgi... Testuotinų sportininkų sąraše buvau ilgą laiką ir tuo metu, kai buvau įtraukta, ir dar to informacijos tos mažiau buvo ir galbūt dar ta buvo tokia, kad bausti labiau, tai iš savo atsimenu, kad toks, tikrai tai įtampa kėlė ir toks, tikrai tokia kažkokia savisaugos ta buvo, kad ko čia jie nori, kaip čia, kodėl aš čia viską turiu pateikti, kur aš čia gyvenu, dar tokia dar pasišakot gal lyg bandžiau.
Tai visai kitaip supratau ir galbūt kitaip ir veikia tas antidopingas. Bet paskui metams einant, aš visiškai kitaip tą antidopingą pamačiau, tą švietėjišką labai didelę pusę, sportininkam pagalbą. Ir tada tu matai, kad čia tikrai ne ta agentūra, kuri bausti nori, bet kad jinai šviečia ir net ir padeda sportininkam atsidūrusiems kažkokioj tokioj situacijoj sukomunikuoti, žodžiu, rasti kažkokį, nežinau, balansą aš įsivaizduoju. Tokį, nežinau, ir suvokti, kaip kas čia įvyko ir kartu, nežinau, šiek tiek į proto gali krėsti, kad reikia tų taisyklių laikyti. Ir aš manau, tu labai gražiai palėtė mūsų jau pabaigos tokią kaip fazę, tokią labiau filosofinę. Ir aš taip įsivaizduoju, kad mes netgi galime matyti misiją, negi tokio dalyko, kad galim skaidyti žmonės į grupės. Tie, kurie domisi ir supranta jūs kaip, kurie gali padėti. Tada tie, kurie, jeigu aš naudosiu, mane nubaus, tai esate baudėjai. Ir tie, kurie nežino. Ir aš turiu pasižymėjęs 4 klausimus. Pirmasis yra tokia mintis klausimas – profai versus mėgėjai. Bet visi stovime po tom pačiom taisyklėm, bet gan logiška, kad profesionalam daugiau informacijos yra, nes jiems tas aktualu. Mėgėjams yra mažiau aktualu, bet jiems galioja ar tos pačios taisyklės? Taip. Esmė tame, kad nuo 2021 metų yra pasikeitę ir sportininkas mėgėjas, tai yra jeigu tu per paskutinius 5 metus nedalyvavai federacijos organizuojamose tokiose varžybose, tai dar ten keletą yra tokių niuansų. Tai sportininkas mėgėjas, aš suprantu, sportininkas mėgėjas yra tas, aš bėgioju parke, trenerio neturiu, man planų niekas nesudaro, aš šiandien prasibėgu, kitą kartą galbūt bėgsiu kitą savaitę. Kaip pavyzdys. Bet jeigu tu esi sportininkas, kuris turi trenerį, kuris turi treniruočio planus, kuris startuoja varžybose ir kartais netgi ne vienose per metus, kad ir kaip norėtųsi, tu nebesi sportininkas mėgėjas. Taip. Pas mus vis dar yra vertinama, kad aš esu profesionalas yra tada, kada gaunu už tai pinigus. Aš manau, Vaida, jeigu aš pameluosiu, labai prašau mane pataisyti, aš nemanau, kad tu tapai turtinga būdama olimpietė. Tai tas yra, ir jinai derina darbą, ir net, kaip suprantu, net ne vieną, ir jinai derina savo treniruotės, ir netgi tada, kada jinai buvo olimpietė, jinai turėjo derinti kelias veiklas tam, kad išgyventų. Tai profesionalas, tai nebūtinai tu turi iš to gyventi. Tai ar galima sakyti, toks suvokimas, kad žmogus dalyvaujantis varžybose jau yra kaip ir profesionalas? Ir nesvarbu, kad tai yra masinės varžybos, bet jeigu tu jau nusipirkai registraciją kažkokias varžybas Lietuvoje, užsienyje, nesvarbu, kokia būtų sporto šaka, tu jau skaitaisi kaip profas? Tam tikrą prasme taip. Ir Vaida, aš gal dar papildyčiau, kad jeigu tu dalyvauji varžybose, tu pretenduoji į prizus, tarkim, tu važiuoji gerinti rezultatų, renkiesi kažkokią geresnę trasą, kad aukštesniam rezultatui pasiekti. Tai tikrai jau tu nesi mėgėjas, kuris tiesiog atsikelia ir bėga, kada nori, ten kiek nori ir taip toliau. Jei tu jau turi tikslą bėgti, gerinti laikus, kovoti dėl kažkokių prizinių vietų, tai tu profesionalas esi. Ir tikrai galiu pritarti, kad per visą savo tos sportininkės karjerą nebuvo nei vieno momento, kad aš galėčiau išgyventi iš sporto. Mano visos pagrindinės pajamos tikrai ne iš sporto. Tas sportas, kadangi jisai man prie širdies ir aš jau be jo negaliu, tai aš sportuoju. Bet šiuo, tarkim, momentu aš ir dirbu, ir auginu vaiką, ir daug veiklų turiu, ir tas sportas viena iš tų veiklų. Tai ir mane vadina, tarkim, profesionalė, ir netgi kartais pyksta, kodėl čia tie profesionalai bėga ir čia visus ten, tarkim, prizus susirenka. Kai, tarkim, kai kurie tie mėgėjai vadinamieji, jie turi ir geresnės atsistatymo, tarkim, priemonės, ir į masažus vaikšto, ir nežinau, mes jau supratom, ir kad jie taip nemėgėjai, toliau. Tai yra tie patys sportininkai, tie, jie mažiau metų sportuoja, vėliau pradėjo, jie patys kalti, kad per vėlai pradėjo sportuoti. Ir tarkim, jeigu tas vadinamasis mėgėjas, jisai varžosi su profesionalu, tai kodėl jam turi galioti kitokios taisyklės negu tam profesionalui. Tarkim, aš gal ateisiu ne formoj, ten ar
sirgus ar kažką ir dabar ateis tas mėgėjas stiprus, kur nežinia ką naudoja ir jis, tarkim, mane aplenks, tai, nu, tai o kur čia tada sąžiningumas, jeigu jisai kažką naudoja, o aš nenaudoju ir nu, jeigu lenkia jisai, tai tada tikrai nėra tiesiog mėgėjas. Tik į pabaigą. Kodėl naudoja? Kaip manot? O aš čia galiu irgi iš toliau tokį atsakymą, kad kodėl apskritai, kokiais tikslais vedami žmonės sportuoja, tai tie visi tikslai yra skirtingi. Tai vieni tiesiog meta svorį, nori tiesiog prabėgti maratoną ar kažkokią distanciją, nu, tiesiog toks savęs įvertinimo, kad aš galiu, kiti bėga rezultatus gerinti, normatyvus vykdyti, kažkokius prizus laimėti, ten šalį garsinti ir taip toliau. Tų tikslų yra labai daug ir kad mes tuos tikslus pasiektumėm, tam turim tam tikras priemonės ir kokias jau mes pasirenkame, tai jos ir priklauso nuo to vidinio moralinio kažkokio kompaso. O tos moralės, visos moralė ir priklauso nuo auklėjimo, nuo aplinkos, nuo sąmoningumo žmogaus. Tai vat, ką tu susirenki ir vat, kaip kalbėjo, kad vienas lengviau gal paveikiamas, kitas ne taip lengvai paveikiamas, tai vat, nuo to ir priklauso, ar sportininkas ryšis ten kažkokį naudot draustiną būdą ar medžiagą, ar nesiryš. Vienas jokių būdų, kitas galvos gal manęs nepagaus, nes nu, jo vidiniai įsitikinimai, moralė, vat, jam leidžia taip elgtis. Tai vat ir naudoja dėl to, kad pasiektų savo tikslus, o kas motyvuoja, tai pinigai, šlovė, ten pripažinimas, dėmesys ir taip toliau, tai va, nuo to ir priklauso, tada jisai sveria, ar man ta šlovė nu, tiek svarbu, kad aš galiu kažką panaudoti, kad aš gaučiau tą dėmesį, tuos prizus ir taip toliau. Man kitas galvos, kad dėkit jūs man ten, nežinau, 100 000, man nesvarbu, aš noriu viską švariai, aš jau geriau būsiu niekas, bet aš būsiu ramus, švarus ir laikysiuosi normų, nes mano vidinė ta moralė man jinai neleidžia peržengti tos ribos. Tai vat, nu, čia taip trumpai, kodėl naudoja, tai iš daug susideda. Nes kompasas siekia visų pirma tikslų ir vadovaujasi savo moralinėm nuostatom ir vieniem lengviau peržengti, kitiem ne. Nežinau, čia toks. Jau senai peržengė. Taip. Aš iš tikrųjų iš dalies noriu paantrinti Vaidai, nes tie, kurie sąmoningai naudoja, tai taip priklauso nuo jų vertybės. Ir yra tie, kurie turi tą teigiamą testą dėl nežinojimo arba netyčia. Tai va šitie žmonės jų labiausiai gaila, nes vieni jie galvoja, kad jie viską daro sąžiningai ir ramiai miega, po to sugriūna jų pasaulis. O tie, kurie vartoja, tai taip, jeigu į kompasas rodo ne tą šiaurę, tai čia niekas nebepadės. Aš turiu nuomonę, kurią mane ilgiau sekantis, skaitantis, klausantis yra girdėję ne vieną kartą. Ir aš tokį bendrinį paimčiau ne tik apie šią problemą, apskritai apie visą pasaulį. Kol aš yra svarbiau už tu, tol nieko gero. Tai čia toksai tinkantis bet kam. Ir aš pabaigai, paskutinis tos klausimas, vėl filosofinis, pamastymui. Žmonės yra pagauti, suspenduoti arba jau, sakykime, užbaninti, diskvalifikuoti 2-4, gal ilgesniam visam gyvenimui. Kaip jiems gyventi ir iš karto dar kabletiškis, o arba jie tampa treneriais. Su praeities, tai mes pagal religiją tikriausiai tiesiog reikia leisti pasitaisyti, bet mums buvo tokia gera mintis padėta, kad visgi kažkokia moralė teisė turi pareguliuoti. Tai aš pradėsiu šį pamastymą nuo šitos pusės. Mes taip lengvai neužbaigsime, jeigu tokie bus pabaigai pamastymai. Ja, tai pirmiausia, labai geras klausimas, iš tikrųjų. Tai iš vienos pusės reikia galvoti apie tai, kad reikia atleisti, žmogus atbuvo bausmę, ne?
reikia atleisti, reikia suprasti, galbūt pasitaisė. Bet jeigu tai kalbant apie, iš teisinės pusės žiūrint, kad jeigu tu dirbi aišku, jeigu su diskvalifikuotus treneriu arba mediku ar dar kažkas, tai gali būti įtartas kaip draudžiami ryšiai ir tas pats sportininkas gali būti diskvalifikuotas. Čia toks jau taip labai. Bet tuo atžvilgiu, kad iš vienos pusės kaip ir norisi, bet kita vertus turi suprasti, kad yra didesnė tikimybė, kad jisai jauną, augantį žmogų galbūt nuves ne tą linkmę, kur reikia. Nes jo toks yra įsitikinimas. Ir aš nenoriu minėti, koksai treneris buvo, kuris turėjo ne vieną auklėtinį, pas kurį buvo teigiami testai. Tai vėlgi po viso to kilusio skandalo, po to, kai viskas pasibaigė, tai taip, mes sulaukėme mamų laiškų, kad jų vaikai grįždavo iš treniruotės, po jo iš treniruotės ir parsinešdavo maišeliuose kažkokių tablečių. Neaišku ko. Neaišku ko. Helovynas kasdien. Tai va šitoj vietoj tėvai, jeigu tai yra po diskvalifikacijos atėjęs sportininkas, treneris, visą laiką turėtų savo kelti klausimą, ar treneris nebandys pakenkti mano vaikui. Tai va šitoj vietoj turėtų būti toksai, raudona vėliavėlė. Ar visiškai pasmerkti ir palikti žmogų, kad jisai liktų be duonos, toksai irgi labai filosofinis klausimas. Mes negalime atimti žmogaus profesijos ir žmogaus duonos, bet visą laiką turėti tokią savo klaustuką, raudoną vėliavėlę. Saugiklį, tokia nelengva įsijungti reikėtų. O kas jeigu? Kas jeigu? Tai aš iš tikrųjų su daug kuo sutinku, tai iš mano dar pusės gal tokie komentarai, tarkim, dėl to atleidimo, kad, kaip ir prieš tai kalbėjom, tų atvejų nebūna juoda balta, jų visokių būna ir būna tų tikrai netyčinių, užteršti ten papildai ir taip toliau ir visokių tų atvejų būna. Kalbant apie kaip ten toliau, tai aš manau, bet kokiu atveju, ar ten buvo tyčia ar netyčia, ta dėmė kažkokia lieka. Kažkas prisimins, kažkas sakys, tai čia šitas gal girdėjo, gal negirdėjo, ar ten, vis tiek nuskamba plačiai ir palieka tą pėdsaką ten sportininkui ateityje, tai kas be ko. Ten aišku, nieks neis ir prie kryžiaus nekals ir ten tau nesakys, ten, kad tu toks ir anoks, bet tas šleifas vis tiek jisai tęsis. O kalbant apie trenerius, tai tikrai pritariu kad tėvai turi labai susimastyti, pasidomėti, kur vaikus leidžia. Ir tada jau pagal savo tas vidinės nuostatas, savo moralę, jie turi nuspręsti, ar aš noriu, kad mano vaikas treniruotųsi pas tą trenerį. Nes, ten, tarkim, uždraus, ten netreniruot, čia viena yra. Bet jeigu, tarkim, daug tėvų susimastys, tai jie automatiškai neleis pas tą žmogų. Ir tada kažkiek išsispręsta. Tai jo, reikia labai apie savo vaikus pagalvoti ir manau, kiekvienas nuspręs, kiek nori rizikuoti ar nerizikuoti dėl tų trenerių. Kompasą reikia laikyti įjungtą, ne? Apgalvo vienas klausimas. Žinoma. Bet labai labai trumpas. Galima ir ilgą. Kava, dopingas ar ne? Ne. Taigi, gerkite kavą. Ačiū Jums, kad atėjote, ačiū, kad pasidalinote savo mintimis. Ką aš tikrai žinau, po keleto mėnesių, gal greičiau, gal šiek tiek vėliau, pažiūrėsim pagal galimybės, dar susitiksime, nes klausimų aš turiu labai daug, palėtėm tik dalį ir edukacijos niekada nebus per daug. Tikrai ne. Sportuokite, gerkite kavą, būkite sveiki. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū tau.